vėluodamas prisijungs šiek tiek vėliau. Tai įrašas prasidėjo. Gerai. Tai laba diena visiems. Kauno miesto savivaldybės tarybos darnios plėtros ir investicijų komiteto posėdį pradedame, kuris vyksta šių metų lapkričio 14 dieną. Ir pirmas tada klausimas yra, ar kvorumą mes turime. Taip, kvorumą mes turime. Ir tuomet pirmas paklausimas būtų apie nusišalinimus. Ar svarstomų klausimų nėra tokių, nuo kurių jūs turėtumėt nusišalinti? Jeigu nusišalinimų nėra, tai tada paklausčiau, ar turite papildomų klausimų į mūsų darbotvarkę. Jeigu tokių neturime, tai tuomet mums reikėtų balsuoti už pateiktą mūsų susirinkimo darbotvarkę. Ar galime pritarti šiai darbotvarkiai? Tai jeigu bendrus tarimų galim pritarti, tai darbotvarkiai pritarta ir tuomet galime pradėti nuo pirmojo pranešimo. Taip turbūt. Taip, šiaip pirmas pranešėjas Roma Vasilienė, finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja, bet dabar koridorėje jos laukia. Ir Stebelina Revuckaitė gavo prašymą iš antros pranešėjos Evelinos Revuckaitės, kad jinai galėtų pirmą pristatyti. Roma sutinka, tai jeigu jūs sutiksit, tai apkeistume pirmą su antru klausimus ir iškumo, jeigu viskas nėra prieštaravimų. Aš manau, kad tikrai galime pradėti ir nuo šito klausimo. Svarbu, kad mes pagal darbotvarkę. Evelina. Evelina Revuckaitė, strateginio planavimo skyriaus vedėja. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR 519 dėl 2024 metų Kauno miesto savivaldybės projektų atrankos ir finansavimo programą iniciatyvos Kaunui sričių ir prioritetų patvirtinimo. Tai gal trumpai tiesiog pakomentuosiu, kas skiriasi nuo praeitų metų, nes kiekvienais metais čia tie prioritetai yra atnaujinami. Tai kultūros srityje atsiranda nauja sritis Kaunas šviečia. Ir taip pat šeštoje srityje Kaunas lokalių idėjų miestas atsiranda dvi tokios kryptis, tai yra UNESCO pasaulio paveldo vertybės, Kauno modernizmas, optimizmo architektūra, būtent šitos srities populiarinimas. Tiesiog, kadangi, kaip žinome, gautas UNESCO ženklas, tai tiesiog planuojama kviesti nevyriausybines organizacijas, būtent tą paveldo dalį kažkaip tai populiarinti, įveiklinti, organizuoti įvairias veiklas. Ir taip pat nauja tokia sritis, Kaunas juda darniai. Tai vėlgi turėtų būti orientuojamasi į Kauno kaip darnaus judumo miesto tam tikras veiklas, kurias galėtų įgyvendinti nevyriausybinis sektorius. Tai tiek naujovių, visos kitos sritys ir prioritetai yra tie patys lyginant su praėjusiais metais. Tai tiesiog, jeigu būtų klausimų, atsakyčiau ir prašau pritarti. Ar turite klausimų, kolegos? Aš manau, kad iniciatyvos Kaunui puikiai veikianti programa ir tikrai daug iniciatyvų mes įgyvendinam. Siūlyčiau pritarti šiem naujiem prioritetam. Tai jeigu, ar galim pritarti bendrų sutarimų? Pritariu. Pritarti bendrų sutarimų. Ačiū, gerų dienų. Gerų dienų. Kita pranešėja Roma Vasilienė. Taip, laukiame Romos Vasilienės. Sekundžių, kad jinai pasirodys. Labą dieną. Galima? Tai prašom, prisistatykite ir klausimas. Roma Vasilienė, finansų ir ekonomikos skyriaus vedėja.
Pristatau tarybos sprendimo projektą, tai yra 534 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 23 metų vasario 7 dienos sprendimo numeris 2 dėl Kauno miesto savivaldybės 23 metų biudžeto patvirtinimo pakeitimų. Šiuo tarybos sprendimo projektu savivaldybės biudžeto pajamas ir išlaidas didiname 9 900 000 eurų. Iš ES dalinai finansuojamiem projektam gauta 1 900 000 eurų, tai didžiausios sumos projektui intelektinių transporto sistemų diegimas Kauno mieste 972 000, projektui buvusios aviacijos gamyklos angaro konversija 539 000. Iš valstybės biudžeto skirta 9 200 000 eurų. Tai socialiniai globai, tai yra ilgalaikiai socialiniai globai, skirti 4 400 000 eurų, ugdymo reikmėms finansuoti pagal mokinių skaičių rugsėjo 1 dienai, skirta 3 800 000 eurų, ukrainiečių priėmimui, apgyvendinimui, pavėžėjimui 494 000, turbūt nevardinsiu, nes aiškinamajam rašte mes taip jau aiškiai išdėstėm kam kaip kas, jei nieko prieš, aišku. Piliečių kaip sakot? Toliau prašom, nevardinsiu. Piliečių nuosavybės teisių išlikusius gyvenamuosius namus ir priklausinius atkūrimui 172 000 eurų. Mokinių įvairovė atvirų grupių klasių sudarimų ugdymo organizavimui 443 000, socialinę riziką patiriančių vaikų iki mokykliniam ugdymui 29 600 eurų. Taip pat šiuo tarybos sprendimo projektu dėl įvairių priežasčių mažinamos valstybės biudžeto skirtos lėšos. Tai vadovėlių pagal švietimo ugdymo atnaujintas programas įsigijimui mažinamos lėšos 19 300 eurų. Kaip išsiaiškinom su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, tai yra ES lėšos, bet šios lėšos yra neįskaitomos į savivaldybės biudžetą, todėl reikia jas išimti. Tai yra Erasmus lėšos vadinamos. Būstant pritaikyti neįgaliesiems mažinama 109 000 eurų, nes dotacijos planas mažinamas dėl to, nes darbus atlieka vienas rangovas, kuris nespėja atlikti visų šiam tikslui skirtų lėšų įsisavinta. Ir suremontuota dabar yra 37 būstai. Ir iki metų pabaigos dar planuojama suremontuoti kažkur tai apie 30 būstų. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektams finansuoti lėšos mažinamos 222 000 eurų, nes lėšos buvo skirtos pagal akredituotų įstaigų akredituotose įstaigose turimų vietų skaičių, o ne pagal gavėjų, kuriems priklauso ta paslauga skaičių, nes akredituotų vietų skaičius buvo 1120, o šiuo metu faktiškai asmenų dalyvaujančių reabilitacijoje yra 778, tai lapkričio 9 dienos duomenimis. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms lėšos mažinamos 75 000 eurų, nes sumažėjo besikreipiančių gauti išmoką mirus asmenių skaičius, nes palyginus 22 metus su tuo pačiu šių metų laikotarpiu, tai yra rugsėjo 30 dienai, yra sumažėję, mirčių sumažėjo 363. Tai aišku, čia džiugus rodiklis yra toksai. Socialiniai paramai mokiniams lėšos mažinamos 284 000 eurų dėl nemokamo maitinimo, nes ne visi mokinukai būtent naudojasi šitą paslaugą. Taip pat šiuo tarybos sprendimu biudžetinės įstaigos prašo padidinti arba sumažinti
įmokų į savivaldybės biudžetą pajamų planą, tai yra, kaip anksčiau jos vadinasi, speclėšų planą. Tai biudžetinių įstaigų patalpų nuomos planą prašoma padidinti 178 tūkstančiais eurų. Tai iš jų 80 tūkstančių eurų prašo padidinti Kauno sporto mokykla Startas. Kaip žinot, jinai yra operatorius Dariaus ir Girėno stadionų ir halės. Ir ten planuojama iš šių patalpų planuojama surinkti papildomai 80 tūkstančių. 28 tūkstančiais eurų prašo padidinti Kauno krepšinio mokykla Žalgiris patalpų nuomos planą ir 73 tūkstančiai švietimo įstaigos dėl sudarytų daugiau nuomų sutarčių neįprasta. Kauno muziejus prašo sumažinti įmokų už patalpų nuomą planą 3 tūkstančiais eurų dėl remontuojamo Rotušės pastato. Pajamų už paslaugas planą prašoma padidinti 50 tūkstančių eurų, tai 15 tūkstančių eurų prašo padidinti Kauno socialinių paslaugų centras pajamų planą, nes nuo rugsėjo 1 dienos yra padidintos socialinių paslaugų kainos. Čia tarybos sprendimų. 55 tūkstančiais eurų prašo padidinti planą neįgaliųjų negalę turinčių asmenų centras Porys dėl padidėjusių paslaugų gavėjų skaičiaus. Paprastai būdavo 3-4 asmenys, dabar 5, tai yra 7-8 asmenys naudojasi paslaugą. 5 tūkstančiais eurų Kauno moksleivių techninės kūrybos centras prašo padidinti planą, nes daugiau renginių suorganizuota. 2400 Kauno sporto mokykla Bankutis, nes dėl atnaujinamų bazių daugiau organizuojama renginių, nes bazės tampa patrauklesnės. Ir dėl tos pačios priežasties muziejus prašo sumažinti planą 14 tūkstančių eurų dėl Rotušės pastato remonto bei švietimo įstaigos 13 700 eurų, iš jų 10 500 Kauno suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras, nes dėl eksternų sumažėjimo. Įmokų už išlaikymą ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Įstaigos 56 švietimo įstaigos prašo sumažinti planą 672 tūkstančiais eurų dėl vaikų ligos, vasaros atostogų socialinių lengvatų. Taip pat 35 tūkstančiais eurų Kauno plaukimo mokykla, nes nuo Liepos 1 dienos uždarytas baseinas Šilainiai ir dėl to nesurinkama planuotų pajamų. Tai tokie pagrindiniai akcentai, tikslinant biudžetą, prašau pritart sprendimo projektui. Ačiū Romai iš pranešimą. Kolegos gal turi klausimų, buvo išsamu, daug ir gal kažkas kažką fiksavo. Taip, prašau Martynai. Dėkui. Aš norėčiau pasiteirauti dėl dotacijos būsto pritaikymui negalėsims finansuoti. Minėjot, jog jinai yra mažinama 109 tūkstančiais. Tai tiesiog noriu pasitikslinti, koks tų pinigų likimas, kur jie atsidurs, kadangi nespėjama renovuoti būsto, pritaikyti jo neįgaliesiams, tai kur tie pinigai nukeliaus. Iš valstybės biudžeto buvo skirta šiais metais 473 400, savivaldybės lėšų skirta 192 tūkstančiai, panaudota 150 800 valstybės lėšų ir 98 tūkstančiai savivaldybės lėšų. Tai 109 tūkstančiais, jeigu sumažinamas planas, tai šitos lėšos grąžinamos į valstybės biudžetą, lieka savivaldybės lėšos ir dar dalis valstybės lėšų. Ir už jas, kaip aš minėjau, planuojama vis tik tai dar atnaujinti apie mažiausiai 30 būstų šiais metais. Aš turėčiau papildantį klausimą, jeigu galima. Tai
greičiausiai jisai ne jums gali būti adresuojamas, bet, na, kadangi valstybė skiria pinigus ar ne būsto pritaikymui, yra skiriama tam tikra lėšų dalis, dabar jinai nėra išnaudojama. Tai koks yra planas padaryti taip, kad tie pinigai, kurie yra skiriami būsto pritaikymui, jie tam ir būtų panaudoti taip, kaip buvo suplanuota? Jie, aišku, ir turi būti panaudoti tam, kam ir yra, nes tai yra tikslinės lėšos. Buvo skelbti konkursai, kaip aš žinau, kelis kartus ir atsirado tik tai vienas rangovas, tai būtų ūkio tarnyba ir plus negana to, tai yra darbai pakankamai, galbūt kitom įstaigom yra nepelningi, nes tai yra mažos apimties darbai ir jie yra pakankamai imlus, plus negana to, jeigu reikia padaryti, jeigu sieną, reikia išversti, aišku, čia ne architektas, bet tada reikalinga ir projektą padaryti, tai bet ir būtent ir dėl šitų dalykų užtrunka būtent tų būstų remontas. Aišku, siūloma ir patiem asmenim remontuotis būstus, bet ir jie ne visada suranda būtent remontuotojus, kurie galėtų tą būstą suremontuoti. Čia yra problema, iš tikrųjų. Taip, tai problema įvardinti, aš manyčiau, mes jos tikrai dabar neįspręsime šitam posėdyje, o tas įvardymas, kam panaudojamos lėšos ir kaip kas pasilieka, kas nepanaudojama, mes išgirdome. Gal turite kažkas kitų klausimų, pranešėjai? Jeigu neturime, ar galime pritarti bendrų sutarimų? Galime pritarti bendrų sutarimų. Taip, pritarta, ačiū ir kviečiame. Ačiū Jums. Galiu? Aistė Lukaševičiūtė, investicijų projektų skyriaus vedėja, pristatau tarybos sprendimo projektą TR 532 dėl įsikūrimo Aleksoto inovacijų pramonės parke sutarties formos patvirtinimo. Tai praėjusiam tarybos posėdyje mes nešėm pirmą dalį susijusių dokumentų, tai yra dėl įsikūrimo esamuose patalpose, o šis sutartis yra dėl įsikūrimo plyname lauke, tai reiškia, kad nuomojamas sklypas ir jame nuo pagrindų kuriama infrastruktūra. Tai sutarties forma, struktūra yra analogiška, tik tais jau sąlygos yra pritaikytos plyno lauko investicijoms. Tai galiu gal, jeigu turit kažkokių klausimų, pakomentuoti atskiras dalis. Ar bus klausimų? Man atrodo, klausimas yra aiškus, siūlau pritarti. Martynas klausia, taip, prašome. Aš tik tais vieną momentą norėčiau pasitikslinti. Sutarties sąlygos yra numatyta, kad jeigu nuomininkas iš principo turi teisę pernuomoti tas patalpas ir tiesiog tam subnuomininkui jisai įsipareigoja siekti tikslų, kurie yra nustatyti nuomininkui. Ar ne, logika yra tokia. Tiesiog norėjau pasitikslinti, jeigu atsiranda toksai subnuomininkas, ar ne, kaip bus užtikrinama, kad jisai atitinka tas pačias sąlygas kaip ir nuomininkas, nes nuomininkai ar ne gaudami pasiūlymą, posėdį aiškinamės, jie atitinka tam tikrus kriterijus, pagal tai yra nustatoma nuomos kaina, ar ne, jiems atliekamas vertinimas. Jeigu jisai nusprendžia pernuomoti, ar ne, kažkokiam kitam subnuomininkui, tai kaip ta procedūra vyks, kad ir tas subnuomininkas atitinka tuos pačius kriterijus, kuriuos atitinka ir nuomininkas. Tai plėtros plane esame nusimatę reikalavimą, kad iš principo visos įmonės esančios pramonės parke tuos kriterijus, tai yra entetinės veiklos atitiktų, o rodiklių pasiekimas yra nuomininko atsakomybė. Tai reiškia, kad jeigu nuomininkas priima subnuomininką, kurio veikla jam neprisideda prie rodiklių pasiekimo, tai baudos ir sankcijos atsirandančios iš sutarties tenka nuomininkui. Reiškia numatyta. Tai ar atsakymas tenkina? Jeigu taip, tai vėl kviečiu pritarti. Ačiū labai. Atsakymas tenkina. Ateina. Taip, sekančio laukiame pranešėjo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.
Agnė Augonė, pristatysiu tarybos sprendimo projektą TR 506 dėl ilgalaikio materialiojo turto perėmimo Kauno miesto savivaldybės nuosavybė ir perdavimo biudžetinei įstaigai Kauno kultūros centrui. Tai čia yra dvigubas elastinis ekranas, kurio išmatavimai yra 6 metrai ant 5, yra ir konstrukcija metalinė to ekrano pastatymui. 2018 metais šitą ekraną su konstrukcija įsigijo mūsų koncertinė įstaiga Kauno Santaka. Šiai dienai jos likutinė vertė jau yra nulinė, tačiau veikia ir puikiai dar gali tarnauti renginiams. Tai jeigu jūs pritarsit, mes šitą turtą perduosim naudoti mūsų kultūros centrui renginiuose, tiek lauke, tiek viduje. Matysim, kur bus poreikis. Tikrai pritarime, gal kažkas klaus? Jeigu nėra klausimų, tai Agnė pritarta ir Ačiū. laukiu. Sveiki. Paulius Pimas, kultūros paveldo skyriaus vedėjas, pristatau savivaldybės tarybos sprendimo projekto numeris TR 535 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 dienos sprendimo numeris T336 dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo pakeitimo. Šis pakeitimas inicijuojamas atsižvelgiant į aplinkybę, kad rugsėjo 18 dieną Kauno tarpukario modernizmo architektūra buvo įrašyta į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir atsirado poreikis, kaip sakyt, iš viena vertus deklaratyviai pažymėti, kad vienas iš šitos paveldotvarkos programos tikslų yra būtent šios pasaulio paveldo vertybės išsaugojimas. Atsirado poreikis pažymėti, kad vienas iš prioritetų šios programos yra būtent pastatų tarpukario modernistinės architektūros išsaugojimas. Tai siūlomi tokie pakeitimai. Ir esminis turbūt, kad būtų siūloma išplėsti pačią geografiją paveldotvarkos programos, galinčių aplikuoti į šią programą pastatų. Siūloma nustatyti, kad galėtų pretenduoti pastatai esantis UNESCO pasaulio paveldo vertybės buferinėje zonoje. Čia aš turiu pas save, nežinau kaip jums matosi, tai yra mėlynai apibrėžta teritorija. Iš esmės tikslas yra, kad galėtų pretenduoti Žaliakalnio, kuris nėra šiuo metu saugomas kaip kultūros vietovė, kad joje esantys tarpkariniai pastatai galėtų pretenduoti šitą programą, nes ten yra tikrai gerų, vertingų pastatų. Ir šiai dienai, kaip sakyt, jie nepatenka į paveldo vietovę. Ateityje galbūt tos ribos bus koreguojamos, Žaliakalnio pirmosios paveldo vietovės ir jie pateks, bet šiai dienai sprendimą siūlome tokį. Tai sumoja galbūt 100, gal kiek daugiau pastatų galėtų ateityje pretenduoti į programos paramą. Tai čia tik tai sąrašas numatomas rinkti, taip? Kaip sakot? Sąrašas numatoma rinkti iš tų pastatų, taip? Kurie vėliau bus pateikti UNESCO saugojimui, taip? Iš dalies taip, bet tai nėra taip jau susiję. Ta prasme, mes šiaip taip esame įsipareigoję pasidaryti inventorių visų tarpukarinių pastatų, statytų ten tuo 1939 metų laikotarpiu, kurie yra jau paskelbtoj pasaulio paveldo vertybė teritorijoje, turėti jų aprašymus, kas autorius, kas architektas, kada statyta, kada kokie pakeitimai daryti. Bet kalbant apie tą išplėtimą teritorijos, tai čia šią savaitę galbūt netgi bus sprendimai, kaip sakyti, priimami, diskutuojama su kultūros ministerija, su kultūros paveldo departamentu, nes yra viena iš rekomendacijų pasaulio paveldo sąrašo, kad koreguoti UNESCO tas vertybės ribas, kadangi jie irgi atkreipė tą dėmesį, kad, jos ne visiškai sutampa su nacionaliniam kultūros vertybių registre mūsų saugomom ribom, mes šiek tiek į UNESCO palyginti didesnę teritorijos ribą. Tai,
Nežinau, ar čia atsakiau šitą klausimą. Prašom klaus, kas turit klausimų. Martynas klausė. Aha, dėkui. Aš norėjau pasiteirauti truputėlį lygindamas ankstesnę paveldotvarkos programos versiją su šia. Tai 2.1 punktas. Kas yra savivaldybės nekilnojamo kultūros vertybė? Tai ankstesnis tekstas buvo toksai: savivaldybės teritorijoje esantis kultūros paveldo objektas, kultūros paveldo statinys ar pastatas esantis kultūros paveldo teritorijoje. Dabar yra ta sąvoka truputėlį kitaip pateikiama ir referuojama būtent į tą teritoriją, kuri yra UNESCO pasaulio paveldo sąraše. Tai norėjau pasitiksinti, ar tikrai teisingai suprantame, iš to, ką jūs prieš tai sakėt, kad šiuo atveju tai yra plečiamoji sąvoka, ta prasme, kad daugiau patenka teritorijos, negu kad buvo anksčiau. Nes skaitant ankstesnę versiją, man atrodo, kad tai yra truputėlį platesnė sąvoka, negu kad dabar pateikiama. Ne, aš noriu atkreipti dėmesį, kad iš tikrųjų išplėsta ta sąvoka. Ten yra kablelis žiūrėkit, tai yra kultūros paveldo objektas, kultūros paveldo statinys ar pastatas esantis nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje, kablelis ir į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įrašytas vertybės teritorijoje ar apsaugos zonoje. Jeigu ten nebūtų kablelio, tai tada gautųsi, kad kaip jūs teisus, kad mes susiaurinam, bet čia šiuo atveju ir tai, kas buvo, ir tai, kas yra naujai, reiškia UNESCO. Tai čia ta sąvoka iš tikrųjų bandėm kuo jas labiau supaprastinti, bet matau, kad dar liko klausimų, bet aš tikiuosi, kad gyvenime, kaip sakėt, nekils dėl to problemų ir čia išsiaiškinsim komunikuosim su valdytojais, kas dabar gali pretenduoti, kad čia tikrai nesiaurinam jokių būdų. Taip, Andrijana klausė. Sauliau, aš tik dėl Panemunės noriu paklausti, ar planuojate irgi, kaip plėsitės, įtraukti tą teritoriją ar kažkokius pavienius objektus, ar visgi ne? Tokių planų Panemunę įtraukti į kultūros vertybių registrą kaip vietovę ar kompleksą tai nėra. Toksai buvo svarstymas kultūros paveldo departamente prieš kokius 4, galbūt 5 metus, bet po diskusijų buvo vis tik tai sutarta, kad įtraukinėti pavienius pastatus, nes iš tikrųjų kaip visuma Panemunė yra gerokai pakitusi ir ten tos, jau sakykime, naujos materijos sovietinių laikų ar jau šių laikų yra, kaip sakyti, viršyje tas santykis. Taip kad šiuo atveju aš irgi palaikau tą tokią poziciją, kad įtraukinėti pavienės iš tikrųjų tas geresnės vilas. O kalbant apie įrašymo į UNESCO pasaulio paveldą sąrašo metu gautą rekomendaciją, tai ten yra tiesiog abstrakčiai, taip gan parašyta, kad jie rekomenduoja minor boundary change, tai yra nedidelė išplėtimas, sakykime, tos nominuotos teritorijos, tai tikrai neturėtų apimti Panemunės. Čia nebūtų minor. Kas dar norėtų paklausti? Ar galime pritart bendrų sutarimų? Galima. Taip, pritarta ir prašome tuomet sekanti pranešėją. Ačiū. Labadiena. Labadiena. Pristatau Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą TR517. Prašau, Jurgita Federavičienė, personalo valdymo skyriaus vedėjo pavaduotoja. Gerai, ačiū. Pristatau tarybos sprendimo projektą TR517 dėl Kauno miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo. Nuostatus keičiam sulyginę nuostatas galiojančias iki dabar su naujų vietos savivaldos įstatymu. Ar turime klausimų?
Man atrodo, aiškus pokyčiai. Martynas taip pat klausė, prašome. Taip, aš norėčiau pasitikslinti dėl administracijos struktūros. Mačiau, nuostatose yra išbraukiama iš tarybos kompetencijos, tai kur dabar jinai atsidurs? Direktoriaus kompetencijų struktūros tvirtinimas, tiek ir didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymas jau bus direktoriaus kompetencijų. Ačiū. Kas dar? Jeigu nėra klausimų, siūlau pritarti. Ar galim pritarti? Pritarti. Galim. Ačiū, pritarta. Sekantis klausimas. Pristatau dar vieną tarybos sprendimo projektą, TR 537, dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 22 metų gegužės 24 dienos sprendimo numerio T250 dėl didžiausio leistino Kauno miesto savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto pareigybių skaičiaus patvirtinimo pakeitimų. Pareigybių skaičių siekiam padidinti 13, kadangi pasikeitus Lietuvos Respublikos žemės įstatymui, nacionalinė žemės tarnybos patikėjimo teise valdoma šiuo metu valstybinė žemė esanti miestų ir miestelio administracinėse ribose patikėjimo teise nuo sausio 1 perduodama savivaldybėms, ko pasekoje aplinkos ministerija mums perduoda ir 13 etatų, kuriem valstybinių dotacijų taip pat pažadėjo. Ačiū, aišku. Klauskite, prašom. Jeigu nėra klausimų, ar galim pritart? Pritarta bendrų sutarimų. Ačiū pranešėjai. Ačiū. Ir kviečiame sekantį. Labai diena. Na ir minėtis sveikatos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė. Norėčiau pristatyti sprendimo projektą TR 503 dėl Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo. Nuostatų pakeitimai yra atliekami dėl pasikeitusio vietos savivaldos įstatymų ir pasikeitusių mero ir savivaldybės tarybos kompetencijų. Tai yra vienintelis priežastis, dėl ko mes tą sprendimo projektą parengėme. Procedūra tiesiog. Taip, tiesiog. Priežastis suprantama. Prašome paklausti, jeigu turime. Jeigu ne, siūlau pritarti bendrų sutarimų. Dėkuoju. Pritarta bendrų sutarimų. Sekantis klausimas. Sprendimo projektas TR 543 dėl Kauno miesto sveikatos centrų įsteigimo. Šių metų Liepos mėnesį savivaldybės taryba priėmė sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta inicijuoti sveikatos centro kūrimo procedūras Kauno mieste, centro veiklą organizuojant bendradarbiavimo būdu. Po šio sprendimo Kauno miesto savivaldybės meras kreipėsi į visas sveikatos priežiūros įstaigas, kurios veiklą vykdo Kauno mieste, kviesdamas prisijungti prie sveikatos centro veiklos. Iš beveik 100 įstaigų atsiliepė apie 60 ir nutarė sveikatos centrui būtina steigti paslaugas Kauno miesto gyventojams teikti pasirašant bendradarbiavimo sutartį. Spalio mėnesį vyko šitų įstaigų susirinkimas. Susirinkimo metu, posėdžio metu buvo sutarta dėl bendradarbiavimo sutarties turinio, dėl paslaugų, su kuriomis kiekviena iš tų įstaigų ateina į sveikatos centrą. Ir jeigu taryba priims šį sprendimą, įstaigos pasirašys bendradarbiavimo sutartį. Sveikatos centras. Kokios jo funkcijos bus? Sveikatos centras tai kartu sutartimis susijusių įstaigos, kurios siekia tikslo, kad būtų miesto gyventojams užtikrintos centrui priskiriamos paslaugos. Tai būtų šeimos gydytojo paslaugos, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos, konsultantų, specialistų veikla dienos stacionaras ir dienos chirurgijos paslaugos. Tokį bazinį paslaugų paketą sveikatos apsaugos ministerija numatė savivaldybėms, kad jų gyventojams būtų sklandžiau, greičiau užsiregistruoti pas specialistus ir kad paslaugas galėtų gauti tos savivaldybės teritorijos.
Tai per šitą centrą bus galima užsakyti medicinės paslaugas? Iš esmės, tai galbūt pasikeis. Jūs lygiai taip pat kaip iki šiol eisite pas savo šeimos gydytoją, tačiau bus sklandesnis paslaugų organizavimas, suteikimas, galbūt kaip ir žalėsis koridorius, iš karto registruojant specialisto konsultacijai. Toks patogumas pacientui. Kauno mieste mes nejaučiam trūkumo paslaugų. Šiek tiek didesnė įtaka turės toks sveikatos centras mažesnėms savivaldybėms, kuriuose trūksta gydytojų, trūksta specialistų. Tai Kauno mieste tikimės, kad tik tai darbo organizavimas pagerės. Nelabai suprantu, bet kolegos prašom klausti, gal jums aiškiau yra. Tai gal vis tik dar tada pabandom pasiaiškinti, tai kokie turbūt savivaldybės lūkesčiai šitame yra, ko mes tikimės. Kuriant sveikatos centrą, ministerija kalba apie investiciją į sveikatos centrą susijungusioms įstaigoms. Tai tos įstaigos, kurios bendradarbiaus sveikatos centro veikloje, turės teisę ir galės teikti paraišką finansuojamą ES struktūrinių fondų, šeimos gydytojo komandai dėmesys ir antro lygio specialistams. Ir konkreti nauda pacientui bus, kad bus atnaujinta įranga, bus atnaujintos patalpos. Tai Kauno miestui yra apie 7 milijonų investicijų numatyta. Ir šitos įstaigos galės savo atnaujinti įrangą ir patalpas. Kas jiems trūdo dabar tai daryti, nelabai suprantu. Gerai. Aš jau norėsiu paklausti įdomumo dėlį, tai čia bus kaip vienas organas, vienintis tas įstaigas, ar kaip čia? Tai nebus juridinis asmuo, tiesiog sutartimi bendradarbiavimo, susitarė bendrai veiklai. Kaip iki šiol jos atskiros buvo? Taip, kaip buvo atskiri juridiniai asmenys, nes tai kalba tiek apie savivaldybės įstaigas, tiek apie ministerijos ir valstybės įstaigas ir apie privačias. Kaip kolegos manote, ar galime balsuoti, ar reikia pritarti bendru sutarimu? Galim bendru gauti. Pritarėm. Tai aš manau, kad galim pritarti, bet tos vizijos tai tikrai norėtųsi aiškesnės. Aš suprantu, kad yra pinigai, kurie bus naudojami infrastruktūros gerinimui, bet vis tiek kažkoks tai aiškesnis lūkestis tikrai būtų gražu, kad tarybos nariai būtų su juo supažindinami. Nes sunku suprasti iš to, kas čia yra. Kas čia bus orinis kažkoks tai darinys, kuris neva tai suvienys visas įstaigas. Gal, tikėkimės. Aš pabandysiu pirmas eiti šito keliu. Žiūrėsiu, kaip man pasiseks. Gerai, ačiū labai. Pritarta bendru sutarimu ir sekantis pranešėjas turbūt laukiamas. Dėkoju. Simai, kreipiuosi į patį, aš už kokių 8 minučių daugiau, gal trupučiuką turėsiu atsijungti, labai prašyčiau dabar pratęsti posėdį. Gerai. Dėl to, kad turiu kitą įsipareigojimą, labai svarbu. Taip, prašom prisistatyti. Labą dieną, esu Martynas Matusevičius, transporto ir eismo organizavimo skyriaus vedėjas. Šiandien norėčiau pristatyti porą klausimų. Pirmas tarybos sprendimo projektas TR 533 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 2 dienos sprendimo numeris T142 dėl keleivinio kelių transporto viešųjų paslaugų teikimo įkainių nustatymo ir pritarimų sudaryti viešųjų paslaugų teikimo sutartį pakeitimų. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra nustatyti 2024 metams kilometro kainą, kurią mokėsime Kauno autobusams, mūsų vežėjai, už nuvažiuotus ir užsakytus kilometrus. Tai lyginant pernai metais, kaip ir kiekvienais metais nustatome kainą, tai lyginant su pernai metų sausio mėnesį nustatytą kainą, tai didžioji dalis mažėja, tačiau yra keli įkainiai, kurie didėja. Tai įvardinsiu, tai pagrindinė autobusų ridos kaina buvo pernai metais
pradžioje nustatyta 2,18 €, šiemet nustatom 2,15 €. Autobusų ridos investicija buvo 50 centų, dabar 56, tai susijęs su naujai įsigytais dujiniais hibridais, prailgintais ir standartinio dydžio autobusais. Taip pat papildomos užsakytos autobusų ridos kaina, tai buvo 1,93 €, dabar 1,99 €. Mažų autobusų ridos kaina buvo 1,3 €, dabar 1,9 €. Tai susiję ir dėl truputėlį ridos mažinimo, dabar turim didžiųjų autobusų, kuriais galime kokybiškiau ir geriau atlikti paslaugą, tai dėl tų pakeitimų truputėlį kaina padidėja, tačiau ten rida nėra didelė. Taip pat pagrindinė troleibusų ridos kaina išlieka tokia pati, 2,03 €. 1 centu padidėja pagrindinė troleibusų ridos investicija, tai yra susiję truputėlį dėl ridos peržiūrėjimo. Tai papildoma troleibusų rida ta pati išlieka 1,78 € ir troleibusų metinė rida ten ridos kaina irgi išlieka ta pati 1,60 €, kas buvo nustatyta pernais metais. Tai šį bendrai žiūrint, tai kainos, didžioji dalis kainų mažėja, palyginant su pernai metais. Taip, dėkui už pranešimą, prašome klausti. Turbūt klausimas aiškus ir galime pritarti bendru sutarimu? Galime. Tai pritarta ir prašome sekantį klausimą, Martynai. Sekantis tarybos sprendimo projektas TR 541 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 22 dienos sprendimo numeris T268 dėl keleivių vežimo vietinio susisiekimo autobusais ir troleibusais Kauno mieste tarifų nustatymo pakeitimo. Šio tarybos sprendimo projekto tikslas yra nustatyti specialų Kauno miesto renginio transporto bilietą, kuris suteiks galimybę 3 valandas iki renginio ir 3 valandas po nustatyto renginio pabaigos naudotojams grįžti į namus. Ta bilietą turės galimybę įsigyti renginio organizatoriai, kurie galės išsipirkti tą lengvatinį bilietą ir keleiviams, renginio dalyviams suteikti galimybę važiuoti viešuoju transportu į renginį ir po renginio nemokamai. Manau, kad gera galimybė ir prašau klausti. O kaip tas bilieto įsigijimas vyksta periodą ar kokį čia? Tai bilietą įsigyti organizatorius galės įsigyti per Kauno autobusus. Tiesiog bus numatoma bilietų kiekis. Popierinių, tas fizinių bilietų. Ne, fizinių nebus. Tiesiog bus kaip tarkim popierinį ar elektroninį bilietą. Jame bus barkodas, kurį kontrolierius galės patikrinti. Įlipęs ir identifikuoti, ar jisai gali važiuoti nemokamai ir negali. O su džiogu čia nebus surišta nieko. Ne, tai yra visiškai atskirai, bet tai paprasčiau bent mes. Integruota bus į renginio bilietą. Taip, integruota viskas. Ačiū. Ačiū. Ar galime pritarti? Galime. Tai pritarta bendrų sutarimų. Ačiū Martynui ir laukiame sekantį pranešėją. Taip, ačiū kolegos. Galiu aš tada pratęsti, ar ne? Tai aš dar esu. Vieną pranešėją aš matau pagal laiką. Gerai. Aš dar gal vieną sugebėsiu išklausyti, o paskui jau. Tvarka. Prašau. Taip. Karina Paulauskienė, sporto skyriaus patarėja, už vedėją Vasiliauską Tadą. Pristatysiu 2 sprendimo projektus. Vienas yra TR 502. Sprendimas dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo biudžetiniai įstaigai Kauno krepšinio mokyklai Žalgiris. Šiuo sprendimu yra siekiama perduoti minėtai mokyklai įgytus krepšinio lentą su lanku ir tinkleliu 2 vienetus. Tai čia bus vienas sprendimas. Tai perdodam. Taip, perdodam. Taip, kolegos, ar perdodam? Taip, pritaram. Simas tai pritarė turbūt, ne?
Taip, ir antrasis tarybos sprendimo projektas TR 505, kurio taip pat perduodamas ilgalaikis materialusis turtas kitai biudžetiniai įstaigai, tai yra Kauno plaukimo mokyklai. Ir šiuo sprendimo projektu yra perduodamas šis turtas. Starto bokštelio platformos su atsispyrimo atrama 6 vienetai, vandensvidžio vartai 2 vienetai ir šuolių į vandenį tramplino lenta. Puiku. Pritarėm? Pritarėm. Pritarta. Ačiū labai. Ir jeigu galima, tada, kolegos, aš norėčiau perduoti Simui posėdį, nes turiu vilnietišką renginį ir dėl laikas nebeleidžia. Tai ačiū visiems už dalyvavimą posėdį, tikiuosi sekantį kartą susirinksime gyvai. Ačiū. Ačiū, iki malonaus. Iki. Kviečiam kitą pranešėją tuomet. Mano žiniomis tai Sonata Šelienė turėtų būti. Taip, licencijų skyrius, sveiki. Pristatau sprendimo projektą TR 530 dėl veiklos, kuria gali būti verčiamas turint verslo liudijimo rūšių fiksuotų pajamų mokesčių dydžių gyventojams 2024 metams nustatymo. Tai šitas sprendimo projektas jau buvo teiktas, dėja dėl nenumatytų kliūčių mes jį atšėmėm, bet yra lygiai toks pats. Ar kažką atsimenat, ar iš naujo man papasakot apie ką mes darome? Aš asmeniškai atsimenu, mes taryboje, jeigu atsimenat, kolegos, išbraukėm šitą klausimą iš darbotvarkės tarybos posėdį dėl techninės klaidos, tai ar reikia išsiplėsti, bet šiaip tai buvo pristatytas jau komitetuose, buvo pritarta be pastabų. Taip, pamenam ir viskas tvarkoja. Martynai, prašau. Taip, tai prisimenam tikrai klausimą, tik norėtųsi suprasti, kodėl tada jis buvo išimtas, o dabar vėl teikiamas. Tai dėkui. Tai turinys yra lygiai toks pats, kaip ir paaiškinau, tai yra dėl techninių kliūčių, ne dėl turinio, o dėl to, kad, ta prasme, tokios kliūtys nesusijusios su turiniu, tai manau, kad čia neverta aiškinti, čia tikrai įvyko. Administraciniai techniniai dalykai. Klausimą dar kartą, tikrai nematau problemų papasakoti, jeigu reikia, tikrai galiu pakartoti, ką pasako pritaka. Ar reikia, kolegos? Turinys tikrai nesikitė, galim susipažinti. Tai mes dėl turinio klausimą ar neturėjom? Tai va. Tai ar galim tada pritarti bendrų sutarimų ir vėl siųsti į tarybą šitą klausimą? Pritarėm, aišku. Mes galėtume prašyti pabalsuoti šio klausimu. Gerai, balsuojam. Simas Irtautas už. Donatas Bacevičius už. Martynas Privelis susilaikau. Andriana Kalnaitė susilaikau. Gerai, tai jeigu 50-50 pirmininko balsas, ar ne, pirmininkaujančio lemia, tai aš už pritartą tuomet. Keliaujam prie kito sprendimo projekto. Kitas sprendimo projektas tai 538 dėl Kauno miesto tarybos 2000 metų gruodžio 27 sprendimo numeris 246 dėl vietinės rinkliavos už leidimą prekiauti, teikti paslaugas viešose Kauno miesto viešosiose vietose išdavimo pakeitimų. Vietinės rinkliavos nuostatai už priekybą realiai nebuvo peržiūrėti, taip iš esmės jau nuo 2014 metų tik tais išverstos kainos iš litų į eurų. Tai tiesiog perėjom per visus nuostatus, pasižiūrėjom kainas, palyginom vietinę rinkliavą su kitais miestais, pasižiūrėjom, kas yra, ką mes turim, kokius leidimus ima žmonės ir siūlom šiek tiek pakelti vietinės rinkliavos dydžius. Turbūt aiškiausiai matosi iškinamajam rašte, kur tiesiog padarėm lentelę, kokia dabar yra rinkliava ir kokią siūlome ją patvirtinti. Tai jeigu matėte, aiškinamą raštą, nežinau, galiu pereiti arba kažką gal konkrečiai norite paklausti dėl kažkokio dydžio keičiamo. Tai matėm ten tuos skaičius, kolegos, ar būtų norinčių paklausti. Prašau, Martynai. Dėkui. Tai aš norėjau pasiteirauti, kiek yra planuojama papildomai surinkti pajamų iš padidėjusių šių įkainių. Tai nebus labai reikšminga suma. Šitas padidinimas nebūtinai reiškia norą daugiau surinkti vietinės rinkliavos, nes, pavyzdžiui, kioskų vietinė rinkliava keliam vien dėl to, kad atsirado tokių kioskų, kurie nedirba, bet moka vietinę rinkliavą ir laukia kažkokių geresnių laikų. Kažkas, gal prekybcentris šalia pasistatys ar dar kažkas. Tai reiškia, kad kaina yra tokia pigi, kad net verta mokėti vietinę rinkliavą nedirbant jame ir negaunant tokių pajamų. Tai tiesiog keliam vien dėl to. Tai jeigu dabar yra, negaliu pasakyti tikslios sumos, kadangi dar rinkliavos renka parkavimas Kaune,
Bet manau, kad, sakykime, per metus tai bus iki 20 tūkstančių daugiau vietinės rinkliavos. Taip, ir dar su tais kioskais yra tas dalykas, kad antrinė rinka pasirodo Kaune atsidarius yra, tai ta rinkliava šiuo metu tokia yra maža, kad žmonės tiesiog net pernuomoja už didesnę kainą. Tai čia vienas irgi iš tokių žingsnių, ar ne, į tą pusę. Taip. Manau, sekantis galbūt žingsnis bus konkursai, bet dabar tiesiog reikia pasižiūrėti, kurie, nes tikrai nemažai kioskų nedirba, mes patys važiavom, tai tarkim iš pora šimtų kioskų apie 30% nedirba. Bet vietinė rinkliava mokama. Tai mes kaip ir nutraukti, sakykime, sutarties ar leidimo neturime teisės. Ačiū. Ar dar būtų norinčių paklausti tuomet? Taip, Martynai, prašau. Aš dar norėčiau pasitikslinti, kioskai vienas yra dalykas, kitas dalykas yra, ar ne, tos mobilios pardavimo vietos, pavyzdžiui, turgus prie Kauno pilies veikiantis tam tikromis dienomis. Tai tada koksai interesas yra tenais didinti kainas, jeigu tos papildomos lėšos nėra argumentas, dėl kurio yra didinama. Tai aš sakau, ne visais atvejais tai yra argumentas, kad didinamas rinkti daugiau rinkliavos. Bet jeigu mes ten, tarkim, prie Kauno pilies ūkininkų turgeliam tikrai tos kainos nedidinom jau daugelį metų, organizatorius kainą vis dėlto to turgelio kelia ir vietą viešą užima, iš to gauna pelną, kodėl savivaldybė taip pat negali padidinti kažkokio tos rinkliavos, kurią gauna iš organizatorių. Turgelis labai, kaip sakyt, paklausus, ten labai daug tų prekybininkų, visi žinom, kaip ten vyksta ir su transportu yra problemos, tai ta rinkliava kitose miestuose yra dar didesnė. Ačiū už atsakymą. Ar dar būtų klausimų gal? Jeigu nėra, ar galim tada bendrų sutarimų pritarti šitam sprendimo projektui? Balsuokim. Balsuokime. Simas Irtautas už. Donatas Basevičius už. Manęs Prievelis susilaikau. Andriana Filionaitė susilaikau. Tai aš už, kadangi pritarta sprendimo projektui. Ačiū, galite pristatyti kitą. Tai kitas sprendimo projektas yra TR 539 dėl vietinės rinkliavos už leidimą organizuoti komercinius renginius Kauno viešose vietose priklausančiose valdytojo teise valdomose viešo naudojimo teritorijose išdavimą. Čia, jeigu tai trumpai, yra vietinė rinkliava už komercinius renginius. Taip pat labai senai nebuvo peržiūrėta ir kainos nekeistos. Tai tiesiog dėstome naują redakciją vien dėl to, kad šitą sprendimo projektą buvo priėmusi Kauno miesto taryba. Dabar tokios institucijos net nėra, yra Kauno miesto savivaldybės taryba. Tai, kaip sakyti, vien dėl teisinės tvarkos dėstom naują redakciją ir yra keli pasikeitimai. Tai reiškia, mes reklaminės akcijos buvo už valandą 9 eurų, siūlom 15 eurų už valandą. Filmavimą siūlome, tai yra pramoginės paslaugos vietoj 9 eurų už 15, reklaminės akcijos vietoj 15-20 eurų už valandą, renginius su bilietais vietoj 145 eurų už dieną pakeisti 50 eurų už valandą ir nustatyti, kad renginio laikas skaičiuojamas nuo renginio pasiruošimo iki sutvarkymo pabaigos, kad paskatinti renginio organizatorius kuo greičiau susitvarkyti. Ir dar vienas dalykas naujas, tai renginiai, kurių metu yra stabdomas eismas, tai rinkliavos koeficientą didinti 5 kartus. Bet tokių vis dėlto renginių būtų, arba jie kuo trumpesni būtų, arba kuo mažiau. Be to, siūlome papildyti lengvatų sąrašą ir nustatyti, kad sporto renginiai, kurie yra, tarkim, ir komerciniai, tai yra dalyviai moka registracijos mokestį, bet sporto renginiai būtų atleisti nuo vietinės rinkliavos, jeigu juose nėra prekiaujama alkoholiu. Ačiū. Ar būtų norinčių kolegos paklausti? Klausimų nėra. Ar galima bendrų sutarimų pritarti sprendimo projektui? Prieštaraujančių nematau. Ačiū. Pritarta bendrų sutarimų. Dėkojam. Linkim geros dienos ir kviečiam Jolantą Baltaduonytę, ar ne? Labą dieną. Labą dieną. Patogu. Socialinių paslaugų skyriaus vedėja Jolanta Baltaduonytė. Pristatau sprendimo projektą TR 524 dėl įgaliojimų suteikimo Kauno miesto savivaldybės merui Visvaldui Matijošaičiui priimti sprendimus dėl Kauno miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais.
Teikiamų sprendimo projektų prašome pritarimo suteikti merui įgaliojimus priimti turtą išskyrus nekilnojamą, tiksliau perduoti turtą išskyrus nekilnojamąjį turtą įgyvendinant 2 ES lėšomis įgyvendinimus projektus, tai yra vaikų dienos centrų tinklų plėtra Kauno mieste ir bendruomeninio apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto arba psichikos negalia plėtra Kauno mieste. Teikiamo sprendimo projekto tikslai visų pirma pagal valstybės savivaldybių turto valdymo naudojimo disponavimo juo įstatymą ir atitinkamai analogiška nuostata perkelta ir savivaldybės tarybos sprendimų patvirtinta panaudos tvarkos aprašą. Yra numatyta, kad sprendimus dėl turto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais priima savivaldybės taryba ar savivaldybės tarybos įgaliota institucija, tai iš esmės pagal naują vietos savivaldos įstatymą gali būti tik tai meras. Dėl ko prašom įgaliojimo kitam išskyrus nekilnojamo turto perdavimo suteikimo merui, kadangi šitų abiejų projektų įgyvendinimas baigėsi šiais metais, be įsigyjamo desinstitucionalizacijos projekto pasekoje nekilnojamo turto yra ES lėšomis įsigyjama ir daug pakankamai smulkaus turto, būtent grupinio gyvenimo namų apstatymų, socialinių dirbtuvių, dienos centrų, tai yra kėdės, stalai, kompiuteriai, lovos, spintelės. Vaikų dienos centram irgi atitinkamai vaikų pritaikiusių negalią žaidimo priemonės, aikštelės ir šita dar yra dalis perkama, dalis jau baigta nupirkti. Kaip žinia, taryba be šitos beliko viena, o kadangi tai yra didelis kiekis ir pakankamai smulkių, tai tu, kaip sako, kėdės susižiūrėti visas ir stalus susiskaičiuoti bus darbų. Ir įstatymas numato, dėl to prašom pritarimo, kad spėtumėm iki metų galo ne tik viską įsigyti, bet ir perduoti ir blogiausiu atveju dėl to apie didelio kiekio atsirastų ir klaidų ir spėtumėm jas pasitaisyti. Tai prašome pritarimo, perkam, kaip sakau, visą tai, kas numatyta projektuose, nieko neprisigalvoja, perduosim panaudos pagrindais pagal sutartyse, bendradarbiavimo sutartyse numatytom įstaigom, tai yra nevyriausybinėm organizacijom. Ačiū, kolegos, ar būtų norinčių užduoti klausimą? Klausimų nėra, ar galime bendrų sutarimų pritarti tada? Prieštaraujančių nematau, ačiū, sprendimo projektui pritarta bendrų sutarimu. Kitas darbotvarkės klausimas. Pristatau sprendimo projektą TR 515 dėl Kauno miesto savivaldybės šeimos reikalų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo. Kaip žinia, ne vieną kadenciją Kauno mieste veikia šeimos taryba. Šiuo metu siūlome sudaryti šeimos reikalų komisiją, kadangi yra toks šiek tiek teisinis statusas, kad šeimos stiprinimo įstatymė yra numatyta, kad savivaldybėse turi būti sudarytos komisijos, o tarybos gali būti sudarytos. Tai tiesiog keičiam pavadinimą, vadinam šeimos reikalų komisiją, bet turinio prasme, kas priskirtos funkcijos iš esmės paliekame analogiškas, lingvistiškai sutvarkiusi, kas liečia siūlomus komisijos šitos narius. Tai į komisijos sudėtį siūlome įtraukti būtent paslaugas ir pagalbą Kauno miesto šeimoms su vaikais teikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovus. Tai yra vaikų dienos centrų paslaugas, pagalbos socialinės priežiūros paslaugos šeimom teikiančias, psichosocialinė intensyvi krizių veikimo pagalba šeimoms, bendruomeninė šeimos vaikų funkcija Kauno mieste atliekančios įstaigos atstovo, kompleksinės paslaugos šeimos įstaigos atliekančios funkciją įstaigos atstovo. Taip pat atitinkamai savivaldybės biudžetinės įstaigos socialinių paslaugų centro atstovą siūlome įtraukti, kad jie vienintelį Kauno mieste teikia būtent atvejo vadybos paslaugą Kauno miesto šeimoms, kurios patiria tam tikrą socialinę riziką. Ir savivaldybės visuomenės sveikatos biuro atstovą, nes irgi turim ne tik gražiausias dalis, bet ir problemų su sveikata su priklausomybe ir atitinkamai atsakingų padalinių susijusių atstovus, tai mūsų skyrius, švietimo skyrius atstovus. Ir tarybos narius. Aišku, kolegos, ar būtų klausimų? Taip yra, Andriana, prašau. Taip, turiu klausimą, kodėl nėra įtraukta niekur Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų mūsų frakcijos atstovo, siuntėm ir protokolą dėl delegavimo. Kažkaip pasimetė, kažkur dingo. Tai... Sudėtinga atsakyti, nes būtent sako, tarybos nariai įtraukti pagal tai, kokią gavom informaciją, kurie išreiškia pageidavimą pagal tam tikras sritis. Tai iš esmės, ką gavom, tą mes ir įtraukėme. Prašau, Martynai. Aha, tai aš norėčiau pranešėjos paklausti, gal jūs galėtumėt papasakoti visą procesą, kaip yra įtraukiami tarybos nariai, na štai šitą sprendimo projektą nuo pradžių iki tol, kol jisai atsiduria sprendimo projekte tos pavardės. Apie tarybos narius ar kitus narius? Tarybos narius.
Tai tikriausiai detalės galėtų papasakoti tarybos narius aptarnaujantis sekretoriatai, darbuotojai. Mes gaunam jų informaciją iš būtent šito padalinio pagal tai, kaip jie yra gauna informaciją iš frakcijų. Tai tikslo išsigalvoti neturime. Iš kurio padalinio, jeigu tiksliai? Tai sekretoriatas aptarnaujantis tarybos narius. Kaip dabar jisai tiksliai vadinasi, nepasakysiu. Taip. Iš tarybos veiklos administravimo skyriaus ir iš tarybos sekretorės? Kaip suprantu, iš sekretorės. Tai čia yra skirtingos padaliniai, tai jūs iš sekretorės gavot, ne iš veiklos administravimo skyriaus. Nepamirškit, kad skyriuje mes informacijos negauname iš, kaip sakau, greičiausiai, ko klausia ir tarybos narė, greičiausiai neskyriui jūs teikiate informaciją, apie kiekvieną mus įsitraukti. Tai taip, tai mes ką gauname organizacijomis klausimų, ką jie deleguoja ir organizacijos juos atsiunčia. Dabar nekalbėkime apie organizacijas, labai aiškus yra klausimas, kaip deleguoja frakcijos. Tai dabar būtų įdomu sužinoti, į ką buvo kreiptasi, deleguojant atstovus iš Vieningo Kauno, iš socialdemokratų ir iš valstiečių. Ir į ką iš Tėvynės Manau, neskyriaus vedėjai klausimas. Tai kokį gavo... Bet palaukit, dabar mes sprendžiam klausimą dėl sudarimo, ar ne? Ir mes, man atrodo, labai normalus yra klausimas, kaip yra sudarytas tarybos sprendimo projektas. Nes tai yra jau ne pirmą kartą tokia situacija. Dar gegužės 19 dieną Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai, mūsų frakcija, kreipėsi į tarybos veiklos administravimo skyrių ir tarybos sekretorį, informuodama, kad į šią komisiją deleguoja, į šeimos šią tarybą deleguoja savo atstovą. Taip pat tam pačiam rašte buvo paprašyta tiek tarybos sekretorės, tiek tarybos veiklos administravimo skyriaus vedėjos informuoti mūsų frakciją apie formuojamas nuolatinės komisijas, tarybas iš anksto, kad mes galėtume pateikti savo atstovus. Tai visiškai yra normali praktika, kad frakcijos yra atstovaujamos proporciniu principu. Ir čia nėra kažkoks mūsų susigalvojimas, kad galėtume žinoti, ką galim siūlyti, kokias komisijas. Netgi šiuo atveju nebuvome informuoti, kad galime siūlyti, bet pasiūlėme gegužės 19 dieną. Ir dabar tarytum niekas nieko neturi. Tai kaip taip gali būti? Tai ačiū už išsamų paaiškinimą, Martynai, bet dar kartelį pakartosiu, turbūt nevedėjai šitas klausimas, tai jūs paimkite ir užduokite į tam, kam reikia. O dabar grįžtam prie sprendimo projekto. Tai kolegos, suprantu, kad čia turbūt bus balsavimas ar ne dėl šito sprendimo projekto. Tai balsuokime, Simas ir Tautas už. Mes dar norėtume pasiūlyti dėl sprendimo projekto pataisų. Gerai, pasiūlykite. Tai pirmiausia, norėtume pasiūlyti sudaryti komisiją iš 17 narių. Dėl to, kad natūralu, jog jeigu yra 16 lyginis skaičius, logiška būtų iš 17 narių sudaryti. Gerai, balsuokime turbūt dėl pasiūlymo. Kolegos, Simas ir Tautas prieš. Donatas Bacevičius prieš. Martynas Krėvelis už. Andriana Filinaitė už. Ačiū, nepritarta. Ar dar būtų siūlymų, ar galim dėl viso balsuoti sprendimo projektą? Taip, norėtume 7 punktą papildyti sakiniu, kuris būtų atitinkantis tarybos reglamento nuostatas, kai siūlomi tarybos nariai į komitetus arba į balsų skaičiavimo komisiją. Tai toksai punktas, kad tarybos nariai į šeimos tarybą deleguojami laikantis proporcingo frakcijų atstovavimo principo. Palaukit, aš dabar neatsidaręs, tai truputėlį, jeigu lukteltume. 7 punktas kalba komisija savo įgaliojimų laikų sudaromų iš tarybos narių, administracijos valstybės tarnautojų, savivaldybės institucijų ir įstaigų bei savivaldybės teritorijų registruotų ir socialinės paslaugas ir pagalbos savivaldybės teritorijoje gyvenančiom šeimom teikiančių nevyriausybinių organizacijų atstovų. Ne mažiau, kai pusė komisijos narių sudaro savivaldybės tarybos narys, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų, institucijų ir įstaigų atstovų. Aš tai manau, kad išsamus kolegos tas punktas, tai žiūrėkit, aš labai paprastai pasakysiu, kodėl nepritariu, todėl kad taip pasitikiu tuo, ką atneša skyrius ir kokią informaciją skyrių pasiekia. Tai nemanau, kad čia komitete dabar mes turėtume keisti komisijos nuostatus ar juolab, kur viskas yra dar aukštesniais teisės aktais aprašyta. Tai įtraukinėti papildomus punktus, tai iškart pasakau, kad nepritarsiu.
Bet suprantu, kad toks siūlymas yra ir dėl jo reikia balsuoti. Tai balsuokime, Simas ir Tautas prieš. Bacevičius Donatas prieš. Martynas Pievelis už. Andriana Filinaitė už. Siūlymui nepritarta. Ar galim dabar jau balsuoti dėl viso sprendimo projekto? Dar mes turime pasiūlymą tam nutarimo daliai, kur yra sudėtis. Tai mes siūlytume vietoj Gediminas Vasiliauskas, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys, įrašyti Vitas Lendraitis, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys. Gerai, tai aš vėlgi savo frakcijos kolegos, kad ir kaip norėčiau, kad jūs ten atsidurtumėt galbūt toj tarybai, bet nemanau, kad čia komitete reikėtų spręsti, tai negaliu siūlyti išbraukti savo kolegos Gedimino, tai aš nepalaikysiu šito siūlymo. Simas ir Tautas prieš. Bacevičius Donatas prieš. Martynas Pievelis už. Andriana Filinaitė už. Siūlymui nepritarta. Ar dabar galime dėl viso sprendimo projekto? Taip. Galime, tuomet balsuojame dėl viso sprendimo projekto, kurį ką tik pristatė skyriaus vedėjas, Simas ir Tautas už. Donatas Bacevičius už. Martynas Pievelis prieš. Andriana Filinaitė prieš. Balsai pasiskirstė po lygui, lemia posėdžio pirmininko balsas, šiuo atveju mano, tai sprendimo projektui pritarta. Kolegos, šiaip ačiū už jūsų tikrai iniciatyvą. Aš neturiu atsakymo ir manau, kodėl nepasiekė administracijos jūsų siūlymai, manau, kad neturi ir vedėja šito atsakymo, tai manau, kad ne čia jis tiesiog turėtų galbūt užduotas, bet Simai, gal tada, žiūrėkit, tai jeigu į klausimus, kaip parengtas sprendimo projektas pranešėjai negali atsakyti, tai gal gali, pristatant klausimą, dalyvauti tie žmonės, kurie galėtų atsakyti į klausimus, kaip parengtas sprendimo projektas. Vedėja atsakė savo kompetencijų ribose ar žinių. Bet šiuo atveju nėra žinių, kaip atsiranda asmenys, kurie yra projekte. Tai aš manau, kad tiek aš, tiek jūs, tiek skyriaus vedėja galim kalbėti tik tai už save apie informaciją, kurią disponuojam, ar ne? Tai jeigu nedisponuojam, tai negalim sugalvoti kažkokių dalykų, kurių paprasčiausiai, galbūt ir... Tai gal tada kažkas kitas galėtų pristatinėti projektą, kas tada galėtų atsakyti klausimus, nes klausimas jisai yra susijęs tiesiogiai susijęs su tuo, ką mes sprendžiam komitete. Tai Martynai, dabar šitą tiesiog išleidome sprendimo projektą, kuris yra labai mano galva aiškus, nesudėtingas ir paprastas į tarybą. Ir tarybos posėdžio metu aš nebijoju, kad jūs galėsite užduoti klausimą. Ten būna ne tik klausimą pristatantis ar neskyriaus vedėjas, tačiau ir kiti savivaldybės administracijos darbuotojai. Tai tikiu, kad atsakys tikrai kažkas į tą klausimą. Tik tais mes esam nesutarę, mes esam informuoti, kad komitetuose klausimus nagrinėjam detaliai, taryba jau jie ateina išdiskutuoti. Tai šiuo atveju diskusija neįvyko, nes mes nesužinojame atsakymų savo klausimus. Apmaudu. Tęskime posėdį. Kitas darbotvarkės klausimas, atsiprašau už nukrypimo vedėją. Pristatau sprendimo projektą TR 526 dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 28 dienos sprendimo numeris T108 dėl Kauno miesto savivaldybės 2023-2025 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo pakeitimo. Kaip iš pavadinimo aišku, sprendimo projektų teikiamas pakeisti užimtumo didinimo programą, dėl kokių priežasčių ją koreguojame. Nors pakankamai šviežiai patvirtinta, tai visų pirma metų gale gruodžio mėnesį buvo pakeista ministro įsakymas dėl užimtumo didinimo programų rengimo ir nuostatų, kas juose turi būti įtraukta, atsirado paslaugos, atsirado priemonės. Priemonės nebuvo smarkiai detalizuotos, nei įstatymai, nei kažkur, tai iš esmės mes buvom sustoję ties tom pačiom priemonėm, kaip vykdėm ir iki šiol, tai yra laikinas užimtumas, nuolatinės darbo vietos ir fizinių asmenų, kurie atitinka tikslinės grupės asmenys, įgalimas užimtumas. Tarpsmėje, jeigu yra bedarbiai atitinkantis tikslinės grupės statusą, tai jie irgi gali susikurti savo darbo vietą. Visgi aiškinimas ilgo su ministerija užimtumo tarnyba metu ir turim išaiškinimus pagaliau ir raštu. Pagal šią programą, pagal naują reglamentavimą, iš esmės matomas priemonė užimtumas tik tai asmenų įdarbinimo laikino iki 6 mėnesių. Tai yra tiek, kiek gali dalyvauti per užimtumo programą. Finansavimas. Tai atsižiūrint, tai neterminuotai pagal užimtumo didinimą negalime finansuoti darbinimo.
Atitinkamai fiziniai asmenys, jeigu susikuria savo darbo vietą, tarkim, yra bedarbis, kuris atitinka tikslinės grupės asmenų sąrašą, lygiai taip pat yra galimybė finansuoti pagal išrašymus tik tai tam tikrą minimalią dalį, tai yra tam tikras priemonės, bet nedarbo užmokestį ar kažką kitą, ir lygiai taip pat skirtingus gavom išrašymus, ar gali pagal verslo liudijimą, ar individualios veiklos pažymą. Taip, bendrinus visą šitą, nes tai buvo visiškai naujas, koreguojam su užimtumo didinimo programą, iš priemonių paliekam vienintelę priemonę. Tai yra tik tai įdarbinimas, kai darbdaviai teikia paraiškas, įdarbinimui iki 6 mėnesių, tai reiškia, kad tik šitose priemonėse finansuojam darbo užmokestį ir su įdarbinimu išlaikymo darbo rinkoje tuo laikotarpiu skirtomis priemonėmis. Visos kitos korekcijos yra labiau, kaip sakau, korekcinės, kaip įtraukiamas žodis, kaip tvarus užimtumas, kadangi per tą laiką vasarą dar pasikeitė ministro įsakymas, tai ir sąvokos, kas liečia atvejo vadybą ir atvejo vadybos komandą koreguojame. Ir pagal vizą iš esmės matome, kad užimtumo didinimas labiau turėtų būti orientuotas net 70% lėšų į atvejo vadybą ir paslaugų teikimą, o ne į priemonių gyventinimą kaip įdarbinimą, sakysim, kas buvo iki šiol kito pakeitimo. Tai dėl to ir keičiam. Iš esmės pagrindas, kad paliekam vieną priemonę, visą kitą pagal vasaros metu pasikeitusios pakoreguotas sąvokos patikslintas, nes paslaugų sąvokos buvo praplėstos, atvejo vadybos ir panašiai. Atvejo vadybininką pagaliau nusipirkom, tai tikėkime šiais metais, tik dabar metų gale pradedam su juo startuotis, bet jau turėsim kitiem metam, pilniem metam. Ačiū už pristatymą. Taip, tai gal būtų norinčių paklausti, būtų gal paprasčiau. Klausimų nėra, matau. Tai ar galima bendru sutarimu pritarti šitam sprendimo projektui? Prieštaraujančių nėra, pritarėm bendru sutarimu. Ačiū. Ačiū vedėja, berods paskutinis tai buvo jūsų klausimas, ar ne? Taip, Donatas Valdukas prisijungs nuotoliniu būdu. Tai gerai. Gerai, ačiū. Taip, Andriana, matau keletą rankų. Man atrodo, kad yra nutrūkus tiesioginė transliacija, jeigu aš neklystu. Pasitikrinkit. Skaidrę, gal galėtumėt patikrinti? Kaip užmestų akitojo visą. Kairiai pusė raudonas dega. Raštai. Ar ten įrašas, kairiai raštai? Įrašas tenais. Andriana, jūs dar ir žiūrit mus per televizorių? Kol pasėdžiaujam. Žinot, kodėl pas mane Teamsai kažkaip neveikia, nes rodo, pavyzdžiui, tik simą arba tik kalbantį žmogų, tai aš įsijungus transliaciją, kad visus jūs matyčiau ir dabar žiūriu, kad jinai nutrūko. Čia kažkoks, žodžiu, mano techninis nesklandumas, tai tiesiog pastebėjau, tai pranešu. Ačiū. Bet ten pas jūs prie view neišeina pasikeisti per... Tiesiog mygtukas yra, nes gal pas jūs speakerį užstatyta, tai dėl to, kad tas, kuris kalbas, tik tą ir matot. Man kalba reikia, bet aš neįsiu kitą kalbimą, kalbą yra tam problemą. Per Teamsus yra prie view, ten gali pasikeisti gallery, speaker arba dar ten visokių yra. Žiūrėk. Tai tęskime gal kolegos, jeigu nieko prieš, panašu, kad viskas gerai, ne? Skaidrė, ar ne? Skaidrė nubėgo dėl įrašo pasiaiškinti. Šiaip prašo streamed 5 minutes ago, tai reiškia, kad nutrūko. Labadiena, o mane kažkaip girdis Donatas čia. Girdim Donatai, bet matyt nematom. Aš nesuprantu, kodėl ir, nes nors matau, kad kamera lyg įsijungus, bet čia matyt per skaidrės sistemą nepraeinu. Gal užklijuoti kamerą jūs? Tai nežinau, žinokit, dega jinai dabar. Aš viską žinokit tvarkingai su... Galėtume 7 punktą pasipildyti. Taip, sekundėlę, taip Skaidrė. Mūsų žiniomis viskas veikia. Gerai, tai tada tęskime, nes man tai YouTube rodo, kad irgi sustojęs, jau tik įrašas yra, bet tai jis rašinės. Ai, tas sekundę palaukit. Pajaus.
Donatai, tada truputėlį mes šitos techninius nesklandumus bandom paspręsti, luktelkit minutėlę. Gal galim naują komiteto pirmininką išrinkti tuo pačiu. Simai, kad jau tai. Susilaikau. Protokolas rašomas. Taip, šiuo metu šiek tiek pakilius transliacija, bet kompiuteris daro, ką gali, nežino, kiek užtruks, tai galbūt tęskit. Ir kada jinai prasidės, tada jau prasidės. Gerai, ačiū. Tai Donatai, taip, tada jūsų klausimai, tada toliau ir ten susitvarkysim. Tai Galit- tvarkoj, 20 klausimas, čia pas mane šį kartą nelabai tokias, ko gero, sunkus. Dėl pritarimo taikos sutarties administracinėje byloje projektų ir įgaliojimo ją pasirašyti. Tai principas istorinis toks dalykas, kad kažkada tai buvo parduotas dalis buto, matyt buvo bute du nuomininkai, tada jie vienas išsipirko, kitas ne. Iš principo gavosi taip, kad privatus asmuo gyveno mūsų dalyje, o mūsų nuomininkas gyveno privataus turto dalyje ir galiausiai, kad visi įsikraustė ir mums tą turtą, kadangi jisai netinkamas išnuomuoti ir iš principo tai yra namų valdojimo medinėme pastate reikalinga parduoti, tai iš principo prieita išvados, kad taikiu būdu susitarti su tais savo kaimynais, tai iš principo reiktų sujungti tuos du butus, po to atskirti ir teisingai parduoti vieną iš jų aukcione. Tai berods, ar ne, atsiprašau, parduoti tada kaip šalia esančiam. Tai va toks čia dalykas. Taip, kolegos, ar būtų norinčių užduoti klausimą? Atitaisom 25 metus atgal padarytas klaidas, bet Gerai, klausimų nematau, tai ir galim bendrų sutarimu pritarti sprendimo projektui. Prieštaraujančių nematau, ačiū, sprendimo projektui pritarta. Kitas darbotvarkės klausimas. 21 dėl sutikimo tiesti elektros tinklų žemės sklype Mikolskio gatvė 91 Kaune. Tai čia Kauno Energijos užsakymų atliekami darbai, tai taip pat prašom pritarti. Ar būtų norinčių paklausti?
Galim bendrus sutarimus sutikti. Pritariam. Kitas. Dėl žemės sklypo dalių ir statinių esančių Raktažolių gatvė 15, Raktažolių gatvė 17 Kaune paėmimo visuomenės poreikiams. Čia aplinkelio projektas, tokia netikėta iškilo, kaip sakant, dilema, dalis kelio jau nutiesta, projekto neleidžiama užbaigti, nenutiesus dar kitos jos dalies, kurios buvo anksčiau manoma, kad nereikės tiesti dar 10 ir daugiau metų. Tai detalus planas yra galiojantis, mes tik tai dalį jo sprendinių įvykdėm prieš 5 metus, todėl dabar turim išpirkti likusią dalį to turto ir turės statybos skyrius nutiesti dar 2 juostas, tai būtų 4 juostų kelias, kaip ir buvo planuota tame detaliam plane pačioj pradžioj. Aišku, ar būtų norinčių paklausti? Stengiamės išvengti, neišvengiam šitą. Klausimų nėra, ar galim bendrus sutarimu pritarti? Prieštaraujančių nematau, pritariam. Kitas. 23. Dėl nekilnojamo turto Laisvės alėja 90 Kaune dalies pirkimo. Čia kalba apie ūkinį pastatą, kuris yra, savivaldybės kieme. Savivaldybė valdo 2/3 pastato, 1/3 pastato reiktų išpirkti iš bendrasavininkių, norint turėti tam tikrą plėtrą mūsų tam kieme. Tai neišpirkus, tolesnė plėtra negalima. Tai norim sutikimo ir pabandyti tas dalis išpirkti. Ar būtų klausimų? Galim bendrų sutarimu. Prieštaraujančių nėra, pritarta bendrų sutarimu. Kitas klausimas. 24. Dėl nekilnojamo turto Putvinskio gatvė 56 Kaune pirkimo. Tai taip pat pirkimo klausimas, kalba eina apie menininkų namus. Menininko namuose yra Rašytojų sąjungai priklausančios kelios patalpos, apie 70 kvadratų. Menininkų namus savivaldybė daug investuoja, nori sutvarkyti, fasadą sutvarkė, dabar vidų tvarko. Menininkų namai taip nenori, Rašytojų sąjunga nenori prisidėti, neturi lėšų ir sako, kad jai to turto nereikia. Siūlo įsigyti, tai siūlom apsvarstyti sutikimą pirkti ir manytume, kad būtų tikslas turėti visą pastatą ir jį valdyti vieniems savivaldybei. Ar yra klausimų? Ar galim bendrų sutarimų pritarti? Galim. Pritarta bendrų sutarimų. Ačiū. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 22 dienos sprendimo numeris T192 dėl Kauno miesto savivaldybės parduodamų pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo pakeitimo. Tai sąrašas, pagal kurį pastatai parduodami, ūkio dalies pastatai parduodami namų valdų gyventojams, tai yra ne aukciono būdu. Tai tiesiog tas sąrašas yra papildomas ar pakeičiamas. Tai ką parduodam, išbraukiam, ką įtraukiam naujus, tai įrašom. Klausimų? Ar galime bendrų sutarimų pritarti? Ačiū. Pritarta. Kitas klausimas. Tada 26. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 5 dienos sprendimo T87 dėl viešame aukcione parduodamo Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto ir kitų nekilnojamų daiktų sąrašų patvirtinimo pakeitimo. Taip pat, kaip kas kartą išbraukiam parduotus, įtraukiam naujus, nieko ypatingo šį kartą neįtraukiam, apie ką galėčiau įdomiai papasakoti. Kasdieniniai nenaudojami būstai, ko gero, taip galima sakyti. Ačiū. Ar būtų norinčių paklausti? Klausiančių nėra, galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū, pritarta bendrų sutarimų. Kitas. Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 dienos sprendimo numeris T17 dėl Kauno miesto savivaldybės būsto fondo ir savivaldybės socialinio būsto fondo kaip savivaldybės būsto fondo dalies sąrašų patvirtinimo keitimo. Kas ketvirtį mes tokius sąrašus darom, taip pat atspindim buvusius pasikeitimus, kad jis būtų realus, tai naujus įtraukiam, parduotus išbraukiam, tie, kur keitė statusą, taip pat perkeliam iš vieno į kitą sąrašą.
Gerai. Ar yra klausimų? Klausimų nėra, galim bendrų sutarimų pritarti. Ačiū. Ačiū, pritarta. Na, dėl Kauno miesto savivaldybės būsto kovo 11 gatvėje 90A būtas 54 Kaune pardavimo. Parduodami visi iš tikrųjų šį kartą tie būstai nuomininkams ir rinkos kaina, tai šitas neišimtis. Ar būtų norinčių paklausti? Galim bendrų sutarimų. Ačiū, sprendimui pritarta. Vedėjau teisingai suprantu, dabar visi likusieji darbotvarkės šitie klausimai yra lygiai analogiškos turbūt situacijos, ar ne? Ir visiškai analogiškos situacijos, tai gal aš tik perskaitysiu TR-us ir kur adresus, teisingai? Teisingai, aš manau. Tai 29 yra klausimas TR 497, parduodame Žemaičių gatvėje 116, butas 6, TR 498, Siūlų gatvėje. Gal po vieną tada truputėlį prabalsuojam ir bus aiškiau. Tai ar TR 497 ar galim bendrų sutarimų? Prieštaraujančių nėra. Ačiū, pritarta. TR 498, Siūlų gatvė 30, butas 3 Kaune. Ar galim bendrų sutarimų? Galim. Galim, pritarta. TR 499, Nemajūnų gatvė 20, butas 7 Kaune. Ar galima bendrų sutarimų pritarti? Galim. Ačiū, pritarta. Dubysos gatvė 24, butas 3 Kaune, TR 500. Ar galima bendrų sutarimų? Pritarėm, ačiū. Ir paskutinės TR 512, Griniaus gatvė 13, butas 14 Kaune. Ar galim bendrų sutarimų? Galim. Galim, ačiū, sprendimo projektui pritarta, dėkojam vedėjau. Geros dienos. Ačiū ir tada geros dienos. Iki. Visą, iki malonaus. Mano žiniomis visi darbotvarkės klausimai išspręsti, ar ne? Ar Skaidrė nieko nepraleidom? Ne, nieko nepraleidom, viskas nusivaždyta. Nuostabu. Tai kolegos, ačiū tada už posėdį ir linkiu gražios likusios savaitės. Pasimatysim kitą antradienį gyvai tarybos posėdį. Ačiū. Dėkui. Iki malonaus, visą.